Bandysim dabar užsiaugyti raumenis. Turim nusifilmavę šitą. Tai dabar demonstruojam raumenis. Nu kągi. Tam mums reikia pažymėti mūsų failą. Paimti layer atidaryti, new. Ir yra toks adjustment layer. Ir vat, uždėjom šitą sluoksnį, jis yra permatomas. Ir mes su juo galėsim manipuliuoti. Dabar paimam effect ir atsidarom distort. Ir surandam lygufį. Šitą. Dabar atsidarom įrankius ir štai čia brush size. Tai va šitas brush size rutuliukas reguliuoja dydį. Mes jį sumažysim truputį. 39 padarysim. Ir padidėsim brush pressure. Tai šiandien bus to vadinamo teptuko veikimas, jo veikimo stiprumas. Tik tiek, padidėsim. Toliau distort mesh. Tai va šiandien jau yra visas tas ir įdomumas mūsų valdymas bus. Mes galime atsidaryti adjustment layer, effect, lygufį ir štai. Distort mesh. Suaktyvinam. Paspaudžiam ant to rutuliuko. Atsirado rombas. Ir šiandien rombas. Štai. Šitas rombas. Ir mes galim jau pradėti aktyvuoti. Jau čia iškart aktyvavusi. Šiandien yra įvairūs variantai. Ką galim daryti. Štai pavyzdžiui šitą pažymėjome. Pažymėsim. Galime susukti viską. Susukti. Štai susukti. Mums šitą nereikia. Va šitas visus tuos padarimus panaikina teptukas. Padidinam iškart. Ir štai. Perbraukiam. Tiesiog paspaudę kairį pelės klavišą, laikom užspaudę kairį pelės klavišą ir nutrinam viską. Viską nutrynėm. Susimažinam teptuko dydį. Gerai, padarysim tokį. Dabar mums reikia, kad didint raumenis. Štai va šitas rodo, kad visas pusės jis didina. Šitas mažina, šitie suka, šitie vingius daro, su šitais galima išpešioti. Šiandien pabandysit viską. O va šitas viską panaikina, atstato į savo vietas. Taigi pradėsim. Jau pas mumis atsirado rombas, reiškia jau pradžia yra padaryta. Mes pasididinam lauką visą judėjimą. Štai pasididinam lauką, kad mums būtų geriau judėti. Ir štai dabar 7-8 sekundės, tarp 7-8 stovi. Tai čia bus pusė sekundės. Sakysim, padidėja raumenis. Nežinau, gal per tiek. Sakysim, per pusę sekundės padidėja. Ir dabar pažymim įsiplėtimą ir žymim savo raumenis, kuriuos norim, kad didėtų. Štai. Didinam. Ir didinam, padidinam. Čia galim padidinti biškį. Per daug nereikia persistengti. Jeigu dėl humoro, tai aišku, gali dadėti labai daug visko. Galim biškį nugaros raumenis padidinti.
Štai, sakysim dabar taip, mes padidinam ir dabar traukdami va matom. Na, šiandien per kiek laiko šiandien patys nusistatykit. Galit, jeigu patrauksite toliau, ilgiau, per ilgiau bus. Tai dabar vat, žiūrim, demonstracija vyksta. Vyksta demonstracija. Ir jau dabar aha, šiandien jau mes baigiam. Tai baigimas. Prie baigimo ir pažymim vėl iškart rombą. Štai rombas šiandien nešviečia, bet mes pažymim ir atsirado štai šiandien rombas. Tai šiandien reiškia baigimo pradžia, vadinkim, gal šitai pavadinkim. Ir dabar va, patraukiam, matom, jau reiškia mes baigiam demonstruoti. Baigiam demonstruoti ir toj vietoj mes padarom naikinimą. Štai va, pažymėjom ir braukom. Nuspaudę kairį perės klavišą. Užbraukiam viską. Užbraukiam ir panaikinam. Ir dabar žiūrim. Taip. Ir štai sumažėjo. Viskas sumažėjo. Nu, dar vieną galim. Štai, dabar, aha, šitaip darysim. Nu gerai, dabar taip darom. Ir dabar vėl, nuo čia jau mes turim pradėti didinti maždaug nuo tos vietos. Jeigu nusprendėm, galim ir nuo vietos, nuo kur nuspręsim. Ir iškart vėl aktyvuojam šitą vietą, kad mums atsirastų rombas. Štai atsirado rombas, jis taip pažymė, kad nuo tos vietos mes jau galim pradėti didinti. Per kiek laiko didėja, nusistatykime, aš čia per pusę sekundės. Štai, nu sakysim taip, gal per daug. Ir vėl pažymim įsiplėtimą ir didinam raumenis. Didinam. Su kiekvieno kairio pėdės paspaudimu vienas paspaudimas padidina. Jeigu laikysim visą laiką nuspaudę, tai labai didės. Tiesiog spustelni ir pažiūri, spustelni ir pažiūri. Nu, kaip tau atrodo geriau, taip ir darai. Nu, va. Štai. Krūtinę padidint. Pečius. Nu. Ir traukiam toliau dabar. Štai, demonstravom. Na, jau baigiam. Reiškia. Baigimą, pažymim baigimą, nepamirškim paspaust. Atsirastų rombas, rombas atsirado. Per kiek laiko, nežinau, taip atsistoja jau. Ir šepetuką pažymim. Ir nutrinam viską, nutrinam. Nutrynėm. Ir viskas. Galim susimažinti lauką dabar, kad būtų lengviau vaikščiot. Ir vat. Štai. Ir toks greitas raumenų yra auginimas. Nu, toliau įrašom. Tai vat taip.